Kultūros atašė darbas yra ypatingas tuo, kad jis yra labai įvairus. Lietuva pasauliui ir Vokietijai visų pirma yra įdomi kaip turinti unikalią istorinę patirtį ir iš tos patirties išsiugdžiusią savitą pasaulėžiūrą. Pasauliui įdomu, kaip Lietuva, būdama tokia maža šalis, yra išsaugojusi itin konservatyvią kalbą, gilias kultūros tradicijas, bet tuo pačiu per tą trumpą laiką išugdžiusi europinio ir pasaulinio lygio menininkus, atlikėjus, kino kūrėjus. Ir dar, labai svarbu pasakyti, kad Lietuvos kultūra yra ir unikali, ir universali.